Ar jūs esate patekę į tokią situaciją, kai atsidūrėte nepažįstamų žmonių būryje ir šiek tiek pakeitėte savo tapatybę? Pradėjote labiau pasitikėti savimi ir tapote charizmatiškesni? O gal jums yra nutikę taip, kad grįžote po nuostabių atostogų ir jums buvo sunku susitaikyti su nuobodžia rutina? Tačiau kada ir kodėl taip nutinka? Sveiki atvykę į Remarkų šešėlį ir būtent tokius psichologinius reiškinius nagrinėja žymaus austrų rašytojo Stefano Cveigo kūrinys Permainų svaigulys. Skaitant šią knygą, svarbu išmanyti istorinius faktus apie 20-ojo amžiaus pirmosios pusės Europos gyvenimą, nes kūrinio veiksmas vyksta tarpukario Austrijoje. Iki Pirmojo pasaulinio karo Austrija su Vengrija sudarė didžiulę ir klestinčią imperiją. Nepaisant to, 1914 metais prasidėjęs karas visiškai pakeitė Austrijos-Vengrijos imperijos padėtį. Visų pirma, šalyje karo metu buvo vykdoma visuotinė mobilizacija. Vyrai buvo imami į kariuomenę, tačiau daugelis iš jų žūdavo mūšio lauke. Be to, šalis stipriai nuskurdo, nes ekonomika buvo orientuota į karą, kuris nesisekė ir buvo nuostolingas. Po karo imperijos padėtis dar labiau pablogėjo, nes ji kovėsi Trilypės sąjungos pusėje, kuri karą pralaimėjo. 1919 metais pasirašyta Saint-Germaino taika suardė imperiją ir įpareigojo Austriją mokėti reparacijas nugalėjusiams valstybėms. Likusi be teritorijų ir įsiskolinusi, Austrija nesugebėjo užtikrinti stabilaus valiuto kurso, todėl 1921–1923 metais šalyje buvo stebima hiperinfliacija. Daugelis žmonių neteko visų savo santaupų ir nuskurdo. Būtent Pirmojo pasaulinio karo padariniai paprastam žmogui atsispindi ir Stefano Cveigo romane Permainų svaigulys. Pagrindinės veikėjos Kristinos šeima karo metu neteko artimųjų, o pelningas verslas žlugo. Karas tapo atsakingas už tai, kad Kristina, anksčiau buvusi linksma mergina, pradėjo gyventi dideliame nepritekliuje ir nustojo jausti gyvenimo džiaugsmą. Be to, reikia paminėti, kad kūrinyje Permainų svaigulys yra ryškių modernistinės literatūros bruožų. Visų pirma, kūrinio autorius Cveigas yra žinomas kaip rašytojas psichologas. Cveigui kaip rašytojui didelę įtaką padarė draugystė su psichoanalizės pradininku Zigmundu Freudu. Cveigas, kurdamas veikėjų paveikslus, tiesiogiai rėmėsi Freudo darbais, kad žmogus turi slaptų troškimų, kurių nesugeba visiškai nuslopinti ir dėl to kyla vidiniai konfliktai, kad asmens psichologija veikia vidinės traumos. Nenuostabu, kad kūrinyje autorius kryptingai nagrinėja, kaip besikeičiančias aplinkybės veikia žmogaus psichologinė savijauta. Be to, romane ypač išryškėja modernistiniai literatūrai būdingas konfliktas tarp individo ir išorinio pasaulio. Romano pradžioje Kristina vaizduojama kaip varžtelis biurokratinėme valstybės aparate, o tai verčia merginą jaustis nužmoginta ir nereikšminga. Kūrinyje pasakojama apie pagrindinės veikėjos Kristinos gyvenimą po Pirmojo pasaulinio karo. Mergina gyvena mažame Austrijos kaimelyje ir dirba pašto darbuotoja. Viskas pasikeičia, kai Kristina netikėtai gauna telegramą iš turtingų giminaičių, kurie kviečia ją atvykti paatostogauti į Šveicariją. Merginą sužavė nauja prabangi aplinka ir ji visiškai pasikeičia. Šis Stefano Cveigo kūrinys, vaizduodamas kaip gyvenimo sąlygų pokytis lemia žmogaus asmenybę, atskleidžia ir daugelį kitų temų – skurdą, karo padarinius, buržuazijos intrigas ir taip toliau.
Pirmiausia, reikėtų aptarti pagrindinę kūrinio temą, kurią nurodo ir romano pavadinimas Permainų svaigulys, kaip gyvenimo sąlygos lemia žmogaus asmenybę. Kūrinyje parodomas staigus Kristinos asmenybės pokytis atvykus į prabangų viešbutį Šveicarijoje iš skurdaus kaimelio. Anksčiau mergina buvo baikšti, drovi ir netgi apatiška, nes ją buvo prislėgę gyvenimo vargai. Tačiau atvykus į Šveicariją merginą sužavė buržuazijos rafinuotumas ir ji pakeičia savo identitetą vietoje, kurios niekas nepažįsta. Susitvarko išvaizdą, pradeda nešiot puošnias sukneles, netgi pasivadina bajorišku vardu Kristiana von Bohlen. Viena vertus, naujoje aplinkoje mergina įgyja pasitikėjimo savimi ir laimės, nes po asketiško gyvenimo kaimelyje ji pradeda jaustis laisva ir geidžiama moteris. Apie tai rašoma šitaip. Ji jaučia palankius žvilgsnius ir suvokia tai kaip savo teisių patvirtinimą, kad ji gali čia būti, kad turi tokią teisę ir dėl to visuotinio prielankumo jaučiasi dar laimingesnė. Kita vertus, ne visi vidiniai pokyčiai merginos yra teigiami. Ji užmiršta sergančią motiną, nuolat pramogauja, meluoja aplinkiniams dėl savo kilmės. Vis dėlto merginos negalima labai smerkti dėl to, nes ji tenori pasimėgauti gyvenimu, kuris iš jos buvo atimtas, jai pagaliau buvo sugrąžintas žmogiškasis orumas po skurdo. Vėliau, kai mergina sugrįžta į nuobodžią ir skurdžią rutiną, įvykęs psichologinis lūžis merginoje nulėmė jos vidinę krizę. Ji pasineria į nihilizmą, pradeda bodėtis aplinkiniais ir darbu, gyvena Šveicarijos atostogų nostalgiją. Kūrinys atskleidžia, kad besikeičiančios gyvenimo aplinkybės gali nulemti staigų žmogaus asmenybės lūžį. Be to, romane ypač plėtojama skurdo tema. Kūrinys atskleidžia, kad skurdas ne tik kad neužtikrina būtiniausių žmogaus poreikių, bet ir labai atsiliepia jo savigarbai. Geriausias tokio žmogaus pavyzdys kūrinyje yra Ferdinandas. Vyriškis, kuris dėl Pirmojo pasaulinio karo neteko savo turtų ir tapo nebetinkamas darbo biržai. Ferdinandas gyvena mažame bute, nuolat nešioja nudėvėtus drabužius, negali nusivest moters į pasimatymą. Dėl to jis jaučiasi nepilnavertiškas ir nesėkmingas. Apie skurdą Ferdinandas kalba šitaip. Pelnytai skursti ar nepelnytai, labiau ar mažiau, skurdas visada dvokia. Taip dvokia, kaip kambarys pusrūsėje su langais į kiemą ar retai skalbiami drabužiai. Ir visada užuodi tą skurdą, tarytum pats būtum srutos. Ši citata atskleidžia, kad skurdas labai mažina žmogaus savivertę, nes nepriteklius yra lengvai pastebimas aplinkinių žmonių ir daro didelę gėdą. Knygos anotacijoje rašoma, kad kūrinys Permainų svaigulys buvo paskelbtas tik po Cveigo mirties ir tiksliai nežinoma, kodėl autorius jo neišleido. Vis dėlto man kilo tam tikrų minčių šiuo klausimu. Kitame Cveigo autobiografiškame kūrinyje Vakarykštis pasaulis aprašomas autoriaus gyvenimas 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje. Tekstas aiškiai parodo, kad Cveigas buvo prisirišęs prie savo tėvynės Austrijos ir jam rūpėjo jos gerovė. Kita vertus, kūrinyje Permainų svaigulys pagrindiniai veikėjai, apimti nevilties dėl skurdo, priima sprendimą, kuris pakenktų šaliai. Spėčiau, kad Cveigas, jausdamas atsakomybę prieš tėvynę, nusprendė laikinai neišleisti kūrinio, kol Austrijoje nestabilizuosis ekonominė ir politinė situacija. Priešingų atveju galėjo atsitikti taip, kad atsirastų visuomenėje daugiau žmonių, kurie pritartų kūrinio Permainų svaigulys pagrindiniams veikėjams ir irgi imtųsi drastiškų veiksmų. Kadangi Cveigas buvo vienas įtakingiausių Austrijos intelektualų tarpukario,
Jis galimai bijojo, kad kūrinys yra per daug jautrus politiniu požiūriu, ypač nestabilios Austrijos kontekste. Viską apibendrinant, šis Stefano Cveigo kūrinys parodo nuskurdusią visuomenę po Pirmojo pasaulinio karo. Romanas atskleidžia, kokią griaunamąją įtaką karas turi paprasto žmogaus padėčiai ir detaliai analizuoja, kaip besikeičiančios aplinkybės veikia žmogaus asmenybę. O jūs, mano mėlyje kanalo žiūrovai, ar esate skaitę šią Stefano Cveigo knygą, o gal esate susipažinę su kitais šio autoriaus kūriniais? Kokį įspūdį jums paliko šito rašytojo kūryba? Būtinai dalinkitės savo įžvalgomis komentaruose, aš mielai jas perskaitysiu ir linkiu jums likusios geros dienos. Viso.